Labą dieną, long time no see. Iš tikrųjų, galvojau, nuo ko čia pradėti šios metus. Tai pradėjau nuo pradžiamokslio. Tikiuosi video naudingi, jie trumpi, įsidėliojat, pasižiūrit, kas tik tai pradedat, tikrai naudingi. Dabar taip, pagrindinė tema būtent šios mūsų diskusijos, šios mūsų temos bus order blokų tęstinumas. Ir iš tikrųjų pamatysit, kaip, kodėl, parodysiu iš tikrųjų ir kaip tai yra susijęs su fair value gapais. Galbūt žinojot, galbūt nežinojot, galbūt atsinaujinsit informaciją. Kas yra šiaip labai aktualu, jeigu norit suvokti, kaip rinka dirba. Jeigu suvoksite, kaip rinka dirba, kaip rinka vaikšto, uždirbsite pinigų. Taigi, važiuojam. Pirmas labai svarbus dalykas, tai suprasti, jo kaina neina šitaip. Ir neina šitaip. Kaina visą laiką vaikšto šitaip. Tačiau pagrindinis klausimas vis tiek yra, kaip šita kaina kyla. Vat būtent va šitie va kilimai einant downtrendų. Lygiai tas pats bus su uptrendu. Taigi dabar, kad turėtumėte truputuką introductioną, tai yra šitaip. Jog šioje vietoje kažkur yra mūsų order blokas, kurį vieno ar kito atveju turėtų atkilinėdamas grafikas sutestuoti. Vėlgi, ne visada tas pasiteisina. Ir aš bandysiu paaiškinti, kodėl kartais tas order blokas yra testuojama, kodėl netestuojama. Dabar, pavyzdžiui, paėmus taip, mūsų order blokas. Tarkime, jis kažkur yra čia. Tai mūsų, kaip matote, grafikas, jisai sutestavo order bloką ir pradėjo toliau judėti žemyn. Čia yra mūsų naujas low highs, vadinasi, ir vėl kaina eina į apačią pasiduodama, vėl įvyksta naujas low, ir čia vėl kaina yra grąžinama. Tačiau dabar primeskite tokį atvejį, jog kaina procentaliai ir techniškai turi daugiau šansų sugrįžti iki mūsų order bloko šioje vietoje, jeigu kažkur šituo atveju, kai buvo kritimas, atsiranda fair value gapas. Jeigu atsiranda fair value gapas, mes galime tikėtis, jog kaina sukils iki viršaus, sutestuos mūsų order bloką ir toliau pasileis žemyn. Lygiai tas pats yra ir su kilimo tendencija, kai turime grafiko kilimą. Jeigu šiuo atveju pas mus šitoje vietoje yra order blokas, pavyzdžiui, šitoje vietoje yra order blokas, tačiau šituo atveju nebeliko fair value gapo. Grafikas ir nedaeis iki mūsų order bloko. Bent jau tikėtinai. Jisai nedaeis, nes jam nėra ko čia grįžti. Nes kaina šitoje va vietoje, jinai yra pilnai prikišta pinigų ir pinigai yra suvaikščiai. Tačiau, jeigu šioje vietoje būtų pas mus fair value gapas, grafikas tikėtina yra, jog važiuotų jisai iki apačios sutestuotų, prikištų pinigų mūsų fair value gapą, sutestuotų mūsų order bloką ir nueitų į viršų. Aš tikiuosi suprantat, bet jau čia lendant giliau noriu paaiškinti ne tik pačią marketo struktūrą, kodėl čia high ir high low. Čia jau dabar konkrečiai, kaip visa tai vyksta. Šita teorija naudinga, ją reikia žinoti. Ir dabar, kad būtų aiškiau, mes judame prie pavyzdžių. Ir pirmasis pavyzdukas GBP USD. Kągi mes čia matome? 4 valandų grafikas, matome stiprų pušinimą į apačią. Mūsų order blokas šiuo atveju yra paskutinis skandalas. Po kritimo žalias skandalas. Jo atidarimo kaina tai būtų šitoje vietoje. Kaip matote, šitas paskutinis žalias skandalas, kada vėl pasidavė kaina į apačią. Turime mūsų order bloką šitoje vietoje. Order block. Dabar taip, kaina, kaip matote, čia suformavo mums fair value gapą. Tai dabar, ko mes galime tikėtis, jo kaina grįž, pripildys pinigų, mūsų šitą fair value gapą, sutestuos mūsų order bloką ir važiuos žemyn.
Tai dabar pasižiūrime, kaip tai atrodytų vizualiai. Kaip matote, kaina grįžo, sutestavo, pradėjo leistis į apačią. Laukime confirmation. Laukime kažkokių ženklų, ar kaina atsimušinės nuo to order bloko, ar bus respektinama ar ne. Kaip matote, čia buvo stiprus pušinimas į apačią, vėl pakilimas į viršų. Labai nekonkreti situacija. Žiūrime sekantį candle'ą. Kaip matote, nuvikavo. Vienas candle'as nuvikavo, kitas candle'as ir padavė į apačią. Tai šitoje vietoje jau būtų galima ieškoti įėjimų iš short pozicijos ir tikėtis, jog grafikas toliau eis į apačią. Kaip matote, buvo fair value gapas, jį pinigais užpildė, sutestavo mūsų order bloką ir dabar galime pasižiūrėti, kaip grafikas nueitų. Kaip matote, vėl kritimas, naujas low low. Šiuo atveju vėl sukilo naujas low high'us. Ir čia mes turime naują order bloką. Dabar vėlgi galime žiūrėti, turime čia mum fair value gapą. Ir ką galime laukti ir tikėtis, jog grafikas permušos čia, turime naują bosą, turėsime naują low, kaina grįž iki mūsų order bloko, kad sutestuoti, o tada judės toliau, kur ir privalo judėti. Pasižiūrime, grafikas krenta, sutestavo, užvikavo, vėl prasidėjo makalinė. Kaina sprendžiasi, kur eiti. Vėl, vikas ir stiprus pušinimas į apačią. Galime tikėtis dabar to pačio, jog kaina toliau judės į apačią. Jeigu kaina toliau juda į apačią, galime ieškoti ėjimo taškų, skaitykime galbūt net po šito stipraus pušinimo, užsidėti SL, kažkur galbūt šitoje vietoje, ir dėtis tik profitą, tarkime, 1:2 ir turėti užtikrintai gerą trade. Pasižiūrime, kas būtų toliau. Grafikas pušina į apačią. Vėl sutestuotas mūsų fair value gapas, sutestuotas order blokas ir kaina toliau krenta į apačią. Brokeriai, prop firmos, kurias aš naudoju, galite rasti mano tinklalapį juškefx.com. Antrasis pavyzdukas - Australijos doleris prieš Japonijos sieną, 5 minučių. Ieškojau, kad būtų mums uptrendas. Tai va dabar vėl, žiūrėkite, turime mes labai ryškų uptrendą. Šioje vietoje įvyko change of characteris, grįžimo kaina ir kaina pradėjo kilti viršų. Dabar, ko aš laukčiau, ko aš tikėčiausi, tai kad man grafika sutestuotų šį order bloką. Paskutinis raudonas candle'as, jeigu vyksta uptrendas. Paskutinis raudonas candle'as, bingo, mes turime order bloką. Ir dabar šitoje vietoje mes turime, kad ir 5 minučių grafike, tačiau turime mums duotą fair value gap. Jeigu yra fair value gapas, aš dabar ką daryčiau, tai aš laukčiau, kol kaina sukils, grįž sutestuos ir tada būtų galima įeiti trade. Taigi pasižiūrime, kaip sudėtų grafikas. Turime, kaip matote, stiprų pušinimą į viršų, vėlgi čia permuša mūsų high'ų. Kaina vaikšto viršuje, bet kaip ir sakau, aš laukčiau, kol kaina grįž sutestuos mums šitą fair value gapą, kad ir mažiuką, ir mūsų order bloką. Prasideda pušinimas į apačią, turėjome pušinimą į apačią ir stiprų tada pušinimą į viršų. Nuo šios vietos būtų galima ieškoti įėjimo į long poziciją ir dabar pažiūrėkime, kaip grafikas nueitų ar nenueitų iki kažkur. Bet esmė tame, kad sutestavo mūsų order bloką ir tikslas, kad jis grafikas eitų į viršų. Dar keletą kartų mūsų fair value gapą sutestavo ir kaip matote, grafikas eina viršun, kur būtų paimtas mūsų take profitas. Ir iš tikrųjų labai nekuklus tradas, būtų galima netgi pagaudyti. Gerų traidų čia buvo grįžimas, aš galbūt būčiau laukęs iki supply zonos, arba va to pačio fair value gapo, kuris dabar galėtų skaitytis kaip supporto lygis. Ir tikrai padorus tradas, netgi matote, koks yra stiprus pušinimas. Tačiau, va, kaip matote, reikia suprasti teoriją, kad galėtume ją pritaikyti. Trečiasis pavyzdukas bus euras USD. Čia dabar, kaip matote, pagal volumą, stiprus pušinimas buvo į apačią. Tada truputuką dar vienas candle'as. Ir gavome paskutinį kilimo candle'ą. Kaip matote, šitoje vietoje mes turime order block.
Dabar kaip ir pasakojau, teoriškai grafikas turėtų sukilti iki mūsų order bloko ir tada leistis į apačią, taip, formuodamas lower high ir lower low. Tačiau šiuo atveju mes neturime vienos labai svarbios detalės. Kas būtų šio candle fair value gapas? Nėra čia gap. Viskas. Tokiu atveju aš net nelyščiau, neieškočiau galimybių eiti į tradą, nes dabar pasižiūrėkite, nėra fair value gapo, grafikui grįžti iki order bloko nėra tikslo. Galime pasižiūrėti, grafikas tik tai krito į apačią ir tada prasideda lengva konsolidacija. Sukilo. Ir dabar, kaip matote, žiūrėkit, grafikas sukilo iki tam tikros vietos, tačiau iki mūsų order bloko jisai nedaėjo. Ir dabar mes galime laukti, žiūrėti, kas bus po to. Kaip matote, candle'as tik tai šitaip, čia mūsų order bloko nepalėtė, vėl nuvažiavo į apačią. Galime ieškoti naujo order bloko ir naujo fair value gapo. Taigi šitoje vietoje naujausias order blokas bus štai šitas stiprus pušinimas į viršų. Jo atidarymo kaina. Čia mūsų order blokas. Tačiau, ką mes iškart galime matyti, jog šitoje vietoje, kai įvyko stiprus pušinimas į apačią, mes turime mūsų fair value gap. Tai dabar taip, ko galime laukti, tai yra, jog kaina sugrįž, sutestuos mūsų order bloką ir važiuos į apačią. Nes turime visas sąlygas. Pasižiūrime. Vieną kartą sutikrino, antrą kartą sutikrino, žiūrime kitą candle. Vėl pušinimas į apačią. Galima būtų pradėti ieškoti galimybės įeiti short poziciją. Ir kaip matote, testuoja mūsų order bloką, kaina nekyla daugiau į viršų. Turime gerą pagrindą, galime, kaip ir sakau, pradėti ieškoti galimybių įeiti short poziciją. Žiūrime kitą candle'ą. Ir padavė mums pušinimą į apačią žemiau mūsų fair value gapą. Šitoje vietoje galbūt būtų galima įeiti į short poziciją. Dabar pasižiūrime, kaip eitų toliau. Kaip matote, grafikas sutikrino mūsų order bloką ir važiuoja žemyn. Patuka vėl į viršų, vėl į apačią, vėl galime ieškoti naujų order blokų, naujų fair value gapų. Tačiau mūsų tikslas buvo, aišku, šitoje vietoje, kaip matote, čia užsidarinėja marketas, penktadienis. Tačiau ką norėjau aš jums parodyti, tai yra va šitas mūsų order blokas ir mūsų fair value gapas, kuris buvo užpildytas ir pradėjo pušinimas į apačią važiuoti. Čia vėl buvo numuštas mūsų bosas ir tikrai buvo galima pasiimti gerų treidų. Ne taip kaip šiuo atveju. Kaip matote, order blokas, čia nebėra mums fair value gapo. Grafikui nėra tikslo grįžti iki order bloko ir jį patikrinti. Todėl bandykit ir bandykit. Taigi, chebryte, ačiū, kad žiūrėjote. Tikiuosi informacija naudinga. Labai tikiuosi, nes jinai šiaip iš tikrųjų žvėriškai sudėtinga. Ją pritaikyti prireiks laiko. Tačiau jeigu suprasit, kaip juda marketas, pagal marketo struktūrą, pagal visus šitos fair value gapus ir order blokus, kas iš tikrųjų nežinot, kas čia specifiška informacija. Yra video čia ir čia, pasižiūrėkite, kas prie ko, tada eikite į gilesnius vandenis. Nes jau čia teorija yra stipri, ją reikia suprasti ir kuo daugiau jūs gilesnės teorijos žinosit, tuo lengviau jums bus išmokti Forex. Taigi, visi, kurie treidina, prisijungiame į Discordą, kanalas nemokamas. Bendraujam, dalinamės idėjomis, pataisom visus, pagelbėjam su klausimais, vis tiek. Vieni turi daugiau patirties Forex'e, kiti mažiau, aš kiek galiu aš dirbu. Šiaip koncentruojas pagrindę į premiumus, tad kas norit pasijungėt. Kam užtenka tik lengvos diskusijos apie Forex'ą, kaip ir sakau, ateinat, prisijungėt, visiškai viskas nemokama. Tad ačiū, kad žiūrėjote. Būtinai mokotės, būtinai. Ir susitiksim kitose vaizdo įrašuose. Bye bye.